Jeigu manote, kad visi saldikliai yra sveikesni už cukrų, šis vaizdo įrašas gali pakeisti jūsų nuomonę. Pradėkime nuo stevijos. Stevija natūralios kilmės saldiklis. Ji beveik nekelia gliukozės ir insulino kiekio kraujyje. Tačiau kai kuriems žmonėms nepatinka jos kartokas poskonis. Rinkitės produktus, kuriuose stevija nėra sumaišyta su dideliu kiekiu kitų priedų. Eritrolis taip pat beveik nedidina gliukozės kiekio kraujyje. Dauguma žmonių jį toleruoja geriau nei kitus cukraus alkoholius. Vis dėlto dideli kiekiai kai kuriems gali sukelti pilvo pūtimą ar kitus virškinimo negalavimus. Ksilitolis dažnai rekomenduojamas dantų sveikatai, tačiau didesniais kiekiais gali sukelti pilvo pūtimą ar viduriavimą. Taip pat labai svarbu žinoti, kad jis yra ypač pavojingas šunims. Dar yra sukralozė, aspartamas, acesulfamas K ir kiti dirbtiniai saldikliai. Jie beveik neturi kalorijų, tačiau mokslininkai vis dar tyria jų ilgalaikį poveikį žarnyno mikrobiotai ir medžiagų apykaitai. Šiuo metu nėra pakankamai įrodymų, kad saikingas jų vartojimas būtų žalingas daugumai žmonių. Tačiau taip pat nėra pagrindo manyti, kad jie yra naudingi sveikatai. Todėl mano rekomendacija labai paprasta. Jei norisi saldumo, pirmiausia stenkitės palaipsniui mažinti bendrą saldaus skonio poreikį. O jei renkatės saldiklį, dažniausiai palankesni pasirinkimai yra stevija arba eritrolis, vartojami saikingai. Svarbiausia ne kuo pakeisti cukrų, o kiek saldaus skonio apskritai yra jūsų kasdienėje mityboje. Jei norite, kad palyginčiau daugiau produktų ir paaiškinčiau jų poveikį moterims, turinčioms hiperaktyvę skydliaukę, komentarą rašyk noriu ir pasek mano paskyrą, nes kiekvieną savaitę padedu išsirinkti tai, kas iš tiesų naudinga tavo sveikatai, remiantis mokslu, o ne reklama.